Tai ką, pirmasis Code Academy podcastas technologijų ritmu. Kas seka mus iš anksčiau, tai tikrai žino, kad mes jau esame turėję panašų projektą, tačiau jisai buvo labiau apie tiesiog naujienas visame pasaulyje, technologinės naujienas, o dabar nusprendėm, kad reikėtų tokio žmogiško, paprasto pokalbio su mūsų bendruomenė, su mūsų dėstytojais, su įvairiais specialistais, tai tą ir darysime. Ir šiandieną turime svečiuose Deividą Koncį, kuris yra jau, sakyčiau, vienas iš tokių mūsų akademijos veteranų, nes yra su mumis jau labai seniai. Ir pasikalbėsime apie tą pačią pradžią, kaip žmogus pradeda, kaip jisai supranta, ar IT sritis yra jam. Deividas papasakos ir savo istoriją, tai tikiuosi, kad laukia mūsų labai įdomus pokalbis. Ir mes jau tave, Deividai, labai puikiai pažįstam, bet norėčiau, kad prisistatytum ir papasakotum visiems apie save. Taip, tai aš Deividas, labai malonu, kad pasikvietėt, kad galima iš tikrųjų taip komunikuoti apie savo patirtį. Neslėpsiu, tai nėra pirmas kartas, kai dalinuos savo gyvenimo istoriją, bet fainas tas rakursas apie programavimą ir IT, nes iš tikrųjų per tą būtent dėstymą labai daug susikaupė tos tokios tų patarimų, gal taip pavadinkim, kurių kažkaip niekur nesidalinu. Ten galima, aišku, kokius straipsnius rašyti ar postus rašyti ir taip toliau, bet faina, kad atsiranda vis tiek vieta, kur galima tarsi išpilti tą. Tai va, tai jo, kaip ir pradėsiu tada nuo pat pradžių gal savo profesinio kelio, tai esu visų pirma iš Šiaulių, įstojau į Šiaulių universitetą, ne su programavimu, o su lietuvių filologija ir pedagoginikos specializacija. Ir iš tikrųjų nebuvo taip, kad man labai jau gerai sektųsi ta lietuvių kalba, ne dėl to įstojau, o įstojau būtent dėl to, kad norėjau komunikuoti, išmokti geriau skaityti, kalbėti, rašyti, reikšti įvairiom komunikacijos priemonėm savo mintis. Ir tai iš tikrųjų ir man studijos ir davė. Ir plus davė pedagoginę tą specializaciją, kur aš paskui tikrai užsikabinau ir labai norėjau būti mokytoju. Deja, Šiauliai, nėra ir mažas miestas, bet ir nedidelis miestas ir vietos visur buvo užimtos, tai neteko iki šiol dar dirbti lietuvių kalbos mokytoju ir neįsidarbinau, aš įstojau po savo baigimo studijų, bet nuėjau tada, kur atsivėrė duris į kelionių agentūrą. Ir toj kelionių agentūrui dirbdamas iš tikrųjų gan greit pagavau visą sistemą, nebuvo didelis srautai žmonių, pasidarydavau aš tos darbus ir galvodavau, kaip galėčiau dar daugiau pritraukti gal klientų, parduoti ir tuo pačiu pats užsidirbti daugiau. Ir taip prasidėjo mano kelias į IT visą, nes tiesiog pirmiausia pastebėjau, kad mūsų puslapis nėra pristaikantis ir atnaujinu puslapį, tada galvojau, dabar jau taip, kad dabar čia jau, kai prasidės visi čia iškart pradės pulti per duris užsisakinėtų kelionių, aš ten maudysiuos piniguose, bet taip 1-2 mėnesį praėjus žiūriu, kad kažkaip neveikia taip. Ir tada įdegiau analitikos tokius į savo puslapį, kelionių agentūros ir pastebėjau, kad tas srauto nelabai daug yra, bet pradėjau matyti, iš kur ateina tie žmonės. Ir tada pradėjau domėtis skaitmeniniu marketingu ir tiesiog reklamuoti per socialinius tinklus, per mokamą reklamą ir panašiai. Ir po truputį atsigavo tas puslapis ir pradėjo tas srautas. Šalia to pradėjau užsiimti, kalbėjau tiesiog su žmonėmis ir pradėjau užsiimti tokiu kaip freelancinimu, kam patvarkyti svetainę, kažkam sukurti svetainę, kažkam sukurti Facebooko puslapį ir panašiai. Tai va, ir maždaug taip metų bėgyje dirbant kelionių agentūrai, aš išvyščiau savo tą individualią veiklą iki tokios pajamų sumos, kur realiai uždirbdavau būdamas toj kelionių agentūrai. Ir lemiamas žingsnis man išeiti į freelancinimą buvo, kai po metų, aš įsidarbinau vasarą po baigimo ir praėjus metam su manim susisiekė vienos įmonės vadovas, kurio įmonėje dirbo tik 30 žmonių, bet jie labai stipriai augo ir pasiekė jau 15 milijonų apyvartą ir norėjo suformuoti marketingo komandą.
ir jis man paskambino ir paklausė, ar norėčiau tapti team leadu, tos komandos vadovu. Ir aš stengiausi taip maloniai pasakyti, kad, aš dar čia tik pradėjau, realiai, ten kokie 3 mėnesiai tik tais susipažinau su realiai pagrindais marketingo, tai nelabai gal team leadas iš manęs tiks, bet ne, sako, mums nereikia čia kažkokia ten super aso ir panašiai, sako, ateik žodžiai į pokalbį. Aš galvoju, gerai, nuvažiavau tą pokalbį žodžiu ir jis valandą laiko bandė tiek mane, tiek save įtikinti, kad aš vis dėlto tinkamas tam darbui, esu nelabai tinkamas. Ir atsimenu, net nežinau, kas yra lydas. Tai ta prasme, tai lydas tai yra tiesiog kažkoks kaip, už ko užsikabinti, ar tai internetinis, pavyzdžiui, L-paštas, pavyzdžiui, arba numeris, kur galėtų paskui perduoti tos lydus pardavimams ir tada jau jie skambintų, rašytų tiem žmonėm ir parduotų. Tai ne to nežinau, kur tiesiog darbo esmė generuoti tos lydus ir kontaktų žmonių. Tai nepaėjo, man neišėjo jam tiksliau, ne man nepaėjo, aš tai žinau, kad nepasiruošęs, bet jam nepaėjo mane įsidarbinti ir mes tiesiog gražiai atsisveikinom. Aš tą pagalvojau, jeigu toks žmogus mato mane kaip team leadą ir jis pasakė, o tai koks darbo pobūdis būtų, tai čia turėsi 7 žmonės įdarbinti ir ok. Tai žodžiu, tai galvoju, jeigu toks žmogus kažką mato manį, matyt, yra kažkas manį, kad galbūt aš galėčiau daugiau negu tik tai dirbti paprastą samdomą darbą ir šalia užsiimti kažkokius freelancinimu. Tai išėjau iš kelionių agentūros ir tada pradėjau freelancinti. Ir kaip visi freelanceriai, aišku, pradėjau nuo nedidelių pinigų ir buvo daug momentų, kur galvojau, kad jau gal būtų fainai įsidarbinti ir tikrai nemeluosiu, būdavo ir bandydavau kažkur įsidarbinti, nes tiesiog ten, žodžiu, sunku yra bent jau pirmus pusę metų vien tik tais iš freelancinimo išgyventi, bet jo, pavyko neįsidarbinti, gal sakyčiau, nes, akcentuota, nes kad išgyventi pavyko, tai ten bet svarbiausia neįsidarbinti pavyko. Ir aš likau tam freelancinime ir dabar jau 5 metai freelancinu. Dirbu vien iš namų jau po karantino pradėjau, apie 2,5 metų. Tai labai džiaugiuosi. Tikrai freelancinimas, galbūt kažkiek ir paliesim apie tai plačiau, bet tikrai freelancinimas yra tokia unikali darbo specifika turinti veikla, bet aš patenkintas. Atsimeni, dar prieš pat pokalbį mes diskutavomės, kad labai kai kuriuose specialybėse lengva, kaip sakant, paliesti, kaip atrodo ta kasdienybė darbo, ar ne, kaip pati specifika. Juokiamės, kad virėjas, jeigu nori pasižiūrėti, pasimatuoti virėjo batus, tai jis eina į virtuvę, bando, eksperimentuoja ir pajaučia, ar tinka jam ar ne. O štai programuotojui yra kur kas sunkiau, ar ne? Ar tu turi kažkokių, ar iš savęs, iš savo patirties kažkokių įžvalgų, kaip tu pajautai, kad vis dėlto šitas rytis tikrai tau, ar ne? Ir kokie buvo tie pirmieji prisilietimai. Tu šiek tiek paminėjai, bet šiek tiek konkrečiau gal dar šitą vietą. Tai manau, kad pati esmė buvo mano nuo pat pradžių ne tiek programavimas, kiek galbūt marketingas, nes aš nors tą puslapį sukūriau, atnaujinau savo kelionių agentūrai, tačiau tai nebuvo su kodu. Tai buvo tiesiog kaip WordPress, kažkas tokio tipo šabloninis puslapis, kur drag and drop, kur nuvelki, įmeti nuotraukas, tekstus ir ten nereikia nieko kodo rašyti. Bet tiesiog ilgainiui atsirado projektų, kur reikėjo atnaujinti ir su kodu puslapius. Gal pradėjau ne pačių puslapių kūrime programavimą, bet atnaujinime. Ir tada didelę reikšmę turėjo dėstymas. Aš po poros metų tokio freelancinimo įsidarbinau, irgi mane įdarbino Code Academy Kids ir jie turėjo iš esmės visas programas ir man reikėjo pačiam jų kurti. Tai iš esmės, kaip ateini, kaip ir minėjai, geras palyginimas su virtuve, kad kai ateina virėjai,
kai yra įdarbinami, žinau, kad būna paruoštas meniu to vadinamo chef povaro ar kažkokio vyriausio virėjo ir jie tiesiog atkartoja tą ką jis jau yra sukurta. Tai labai gerai Code Academy Kids, kad duoda galimybę žmonėms dėstyti, kurie galbūt patys negalėtų tokių projektų sukurti, bet turi tas bazinės žinias ir gali tos po to kartu su bemokydami ir augti. Tai man čia buvo irgi labai didelis žingsnis į priekį būtent su programavimu, nes iki tol aš tiesiog labiau gal užsiėmiau būtent šabloniniam svetainiam ir marketingu. O žmonėms, kurie galvoja, kokius to žingsnius daryti, tai dažniausiai ir dalindamasis ir savo pavyzdžių ir jiems sakau, kad nesistengkit tik tais lyst vieni tik tai programavimą, nes tai yra praktiškai, nežinau, kam pavyksta, nebent tik tiems, kurie daug metų patys savo laisvalaikiu programuoja. Aš pažįstu programuotojų, kurie tiesiog programavo, paskui pradėjo jiems kažkas mokėti už tą programavimą. Bet tas kelias jisai tikrai užtrunka ne metus, dažniausiai žmonės kiek šneku, apie 5 metai, jeigu taip tik tais vien su programavimu. Ir mano kelionė irgi užtruko, gal ne 5 metai, bet vis tiek ne vienus metus reikia tiesiog pasiversti į toj srity kažkur ten, kad gaut kažkokius ryšius ir kontaktus, kad pradėti kurti ir iš tikrųjų programuoti. Ir geriausia yra pradėti nuo savo artimųjų rato. Jeigu mano pirmas projektas buvo kelionių agentūros, kurioje dirbau svetainė, tai daug kas savo darbovietę irgi mato, kad tarkim kažkokie minusai su puslapiu galima arba su appsu ar dar kažko, jeigu naudoja kažkokius ar ne su programavimu susijusius dalykus. Tai taip kažkaip žiūrėti savo aplinkoje ir nebijoti tiesiog bandyti verstis, suktis, haslint. O aišku, ta pradžia yra gana sudėtinga, ar buvo kažkokių, informacijos šaltinių, kur tu ieškojai, išspręsti problemas, youtuberiai, knygos, nors šiuo metu jau gal nėra pats populiariausias dalykas, kur tu ieškodavai tų atsakymų? Taip, kai pradėjau ir mokyti programavimo, pradėjau pradžioj, man atrodo, nuo puslapių kūrimo, vėliau buvo ir su Unity žaidimų kūrimo, bet kai pradėjau mokyti programavimo, tuo metu aš ir ieškojau, kaip ir sakai, kažkokių šaltinių, iš ko aš galėčiau pats išmokti, kad turėčiau tiesiog bendrą karkasą, bendrą mąstymą, kaip atrodo, kaip kurti iš esmės tos puslapius, kaip pavyzdys. Tai man Udemy buvo ta vieta, ten, kur aš mokiausi, tiesiog nusipirkau mokymus, ten 46 valandų buvo full stack mokymai ir aš per pusę metų jos tiesiog virškinau ir tokia buvo gera atspirtis. Ir vėliau, kai reikėjo išmokti programuoti su Unity žaidimus, tai pats Unity turi tiesiog mokymus, nemokamus, kur tuo metu buvo nemokami, vadinasi Create with Code ir ten tiesiog 36 valandų mokymai, kaip kurti 3D žaidimus ir panašiai. Tai ir tada jau peržiūrėjus tos mokymus, tas pats YouTube'as, jeigu kažkur spragos, Google, Stack Overflow, šiandieną ChatGPT, labai geras dalykas. Taip, ir mes irgi dar šiek tiek prieš laidą diskutavomės apie tą programuotojo portretą, kaip jisai visų laikų keitėsi ir juokiamės, kad gal kažkada programuotojas mums atrodė ir apskritai nebūtinai programuotojas, IT specialistas, ar ne? Toks visiškai intravertas, kažkur užsidaręs kambariukyje ir vienas sėdintis nuo ryto iki vakaro prie savo projekto. Dabar matom atvirkščiai, kad reikalauja labai daug tokių jau ekstraverto savybių, kad būtų komunikabilus, kad mokėtų iškomunikuoti dalykus, kad būtų komandiškas. Ir kaip tau atrodo, kokios tas dabar pagrindinės savybės, ko man ieškoti, įsivaizduok, aš esu dabar, nusprendžiau eiti į IT, ar ne? Ko aš savyje turiu ieškoti ir kaip man suprasti, ar aš pritapsiu, ar nepritapsiu, kokios yra tos dabar kertinės savybės. Taip, labai įdomu iš tikrųjų ir šiaip žiūrint ne tik tai programavimą, bet visuose srityse, kaip išaugo vadinamų soft skillų
prasmė. Tai nes yra tos techninės žinios, kad atliktum darbą, kurios šiaip vadinamos yra apibendrintai kaip hard skillai ir tada tie bendravimo, problemų sprendimo, komunikacijos soft skillai yra iš tikrųjų teko išnekėti nemažai ir su kitais programuotojais. Tikrai, kad paantrinsiu, tikrai taip ir yra, kad labai svarbu, keičiasi ta perspektyva dėl to, kas yra svarbu būna programuotojui. Bet iš kitos pusės labai priklauso, ką programuoji. Nes yra žmonių, kurie tiesiog sėdi ten vadinamam giliam backend'e ir jiems ten tiesiog saulė nešviečia ir jie tiesiog ten programuoja ir jie su tai savo serveriais ar cloudais ar kažkur ten gyvena ir komunikuoja ir viskas normaliai, nes tiesiog jos samdo, nes jie atlieka tą darbą. Tai va, bet kol arčiau einam prie frontendo ir nebūtinai webai, bet ir Android aplikacijos, iOS aplikacijos ir panašiai, tuo daugiau reikia tos komunikacijos su dizaineriais, su marketingu ir tiesiog, nes tai yra statoma kažkas, kas bus kaip reprezentacija tiesiog ar įmonės, ar paslaugos, ar produkto ir panašiai. Tai aš galvočiau, jeigu žmogus jaučiasi, kad jis labiau mėgsta šnekėti, jeigu jis mėgsta ir šnekėti, gal taip pavadinkim, tai tada reikėtų žiūrėti galbūt labiau ties to frontendu, ties vizualais ir panašiai, kad daugiau būtų to kalbėjimo iš esmės, nes ten reikia kalbėti. O jeigu žmogus labiau nori tiesiog tik tais rašyti kodą, tai tada labai gerai yra galvoti apie backendą, kurti, ten tvarkyti serverius, duomenų bazės ir panašiai, nors ir ten irgi reikia to bendravimo, bet tai aš manau, kad tiesiog šiandien atsirado daugiau vietos ekstravertams programavimo srityje ir veržiasi tie ekstravertai, bet šiaip nėra lengva, aš manau, kad ta prasme ne visose vietose ten tikrai reikia pusę dienos šnekėti, kai kur tikrai reikia visą dieną programuoti ir tu net su nieko nekalbi ir tada yra kai kam iššūkis. Tai aš anksčiau sakydavau, kad pagrindinė savybė, kurio aš ieškau kiekviename programuotoje, kadangi mano brolis pirmas pradėjo programuoti ir jam patiko žvejyba, ir kadangi čia sėdi ir ten sėdi, ir aš taip suvedžiau, kad tas, kuris mėgsta žvejoti, mėgsta ir programuoti. bet aš nemėgstu žvejoti ir mėgstu programuoti, tai gaunas tai kaip čia taip dabar. Tai tiesiog, sakyčiau, keičiasi ta rinka, bet aš manau, kad dabar tiesiog vietos visiems yra. Tai. O jeigu būtų kažkokie konkretūs klausimai, ko aš turėčiau savęs pats paklausti, kad dar geriau suprasčiau, nes aišku, čia jau prasideda savianalizės jau dalykai, ar ne, bet kai tu, gal iš tavo patirties irgi, ko tu savęs paklausi, kaip tu sakai, gal žvejot patinka, tai gal aš, reiškia, turiu tokią savybę susikoncentruoti, ar ne, išlaikyti dėmesį, tai kokius irgi bruožus atpažinti ir kokių klausimų savęs svarbu paklausti prieš einant apskritai šitą sritį. Taip, tai šiaip, kai tenka dėstyti ir pastebėjau, kad sunkiausia būna žmonėms, kurie neturi kantrybės. Tai čia toks jau tikriausiai kertinis dalykas, kur reikėtų savęs paklausti ir čia irgi susiję ir tada būtų ir su ta žvejyba, kad žvejyba ne tiek svarbu, kad ten žvejoji, bet kad turėt kantrybę sėdėti vienoje vietoje ir panašiai, kai nesigauna ypač. Ir ilgiausiai, kiek esu prie vienos problemos užstrigęs, tai buvo 22 valandos ir tai nebuvo taip, kad aš nuo ryto iki vakaro 22 valandas ten, kol, ta prasme, ir sėdėčiau, bet maždaug savaitės bėgyje, darant ir kitas veiklas, ta prasme, aš tiesiog 22 valandas maždaug taip pasiskaičiau, buvau užstrigęs. Ir anksčiau, tik pradedant, pavyzdžiui, programuoti, mano ta kantrybės, kiek aš galėdavau ištverti ir iki pasiduodant, tam būdavo gal pusę valandos, tai aš tos kantrybės kaip ir neturėjau, bet tai yra labai svarbu, nes, sakau, kitu atveju, jeigu aš nebūčiau išsėdėjęs tų 22 valandų arba bandęs vis skirtingus dalykus, tas 22 valandas, aš nebūčiau išsprendęs tos problemos. Tai su programavimu yra taip, kad nesvarbu, kiek tu užtruksi, tu tiesiog turi išspręsti. Ir
kartais įmanoma susitarti su klientu, kad dėja man neišėjai šito padaryti ir tai nebūna esminis. Bet šiaip dažnai būna. Ir tiesiog besprendžiant problemas auga tas kantrybės laiku, ta prasme, kiek gali ištverti tiesiog tos kančios, kad neišeina niekas ir nori savo kompas daužyti. Bet jo, aš galvočiau, kantrybės tikrai daug labai reikia ir jeigu, jeigu galvojat, kad nenorit per daug ten kentėti ir lengvai gyventi, tai programavimas gal, nežinau, neturint kantrybės, tai taip nelabai. Ten daug yra problemų. Visas programavimo esmė yra, kad tu sprendi problemas. Tai jeigu nenori problemų, geriau neiti programavimą, gal tai sakyčiau. Tai žmonės, kurie mėgsta spręsti problemas, yra kūrybiški, kantrybė išsiugdo. Tai galvočiau, tas yra tiesiog noras augti, noras iššūkių, noras realizuoti save kūrybiškose sprendimuose, kurie nebūtinai vizualiai kūrybiški, bet kaip padaryti Facebook ir Google prisijungimus, kad veiktų ant visų platformų, pavyzdžiui. Tai tada programavimas tikrai yra ta gera vieta iššūkiam. Taip, ir dabar, žinai, mes sustojam toj pusiaukelėj, kada jau gerai apsisprendžiau, matau, kad turiu tam tikrus bruožus, man patinka, mane domina, turiu tos kantrybės ir mes apskritai kaip akademija pastebim, kad žmonės kartais yra linkę sekti tuos trendus, ar ne? Matom, kad kažkas, nežinau, dabar labai trendi, tarkim, tas pats web dizainas, ar ne, tas pats frontendas, ir žmonės pagalvoja, gal aš pabandysiu, ar ne, ir nepasityrinėja. Ir kaip manai, ar nėra svarbu dar paliesti tam tikras rytis ir nesivaikyti tų trendų, kad nebūtų taip, kad pabandžiau, bet vis dėlto ne mano vieta. Kaip tu galvoji? Taip, tai šitoje vietoje šiek tiek norėčiau dar šiek tiek žingsnelį atgal žengti ir pristatyti, tiesiog gal žmonės nėra susipažinę su trendų adaptacijos banga. Tai yra 4 sritis, tai yra tie, kurie inovatoriai, kurie kuria, tada yra early adopteriai, tada late adopteriai ir letargai. Tai letargai būtų tie žmonės, kurie po 10 metų, kai jau visi naudoja Facebooką, tada jie tik tai užsiregistruoja. Tai čia kaip pavyzdys. O inovatoriai būtų, kurie ką tik atsirado ten ir kokiais 2004 ar 2005 jau susikūrė savo profilį su Facebooku, tarkim, kaip pavyzdys. Tai aš galvočiau, tas pats ir yra su programavimo trendais ir apskritai su visais trendais, kad žmonės, jeigu mato, kad visi jau apie tai kalba ir tada tik tai šoka į tą traukinį, jie gali geriausiu atveju būti late adopteriai, tie vėlyvieji, ir tai reiškia, kad jų jau vis tiek, ne tas, kad laikas nuplaukė, bet jiems šansai įsitvirtinti toj rinkoje bus daug mažesni, nes tiesiog banga leidžiasi, jau nebėra to, kad pati banga tave pakels ir neš, tu jau turėsi vis tiek pats bandyti bėgti tarsi iš paskos. Ir tikrai pavyksta žmonėm, viskas gerai, čia vėlgi tiek pirmiesiems, tiek paskutiniesiems kantrybės reiks daug, bet ką noriu pasakyti, būtent dėl tų trendų vaikymosi, kad gerai tiesiog pasižiūrėti bendrą perspektyvą ir įsijungti patį YouTube'ą. Dabar jau daug kas šneka apie tai, kad reikėjo pradėti prieš 7 metus ar panašiai. Ir tai nereiškia, kad reikėjo pradėti prieš 7 metus, nes tu ten, negaliu sakyti, nebuvai gimęs, bet galbūt tiesiog dar buvo, tau net į galvą nebuvo atėję ir niekas šalia nebuvo ir tau tiesiog gavos, kad dabar sužinojai, kad gerai yra tas programavimas. Bet vis tiek, jeigu jau žmonės šneka, kad gerai buvo prieš 7 metus pradėti, tai yra kažkur matyti tiesos, ta prasme. Ir tai reiškia, kad tiesiog įvertintas tai, kad bus šiek tiek sunkiau, negu kad jeigu būtum prieš 7 metus tą daręs. Ir net nesvarbu, ar tai frontendas, ar kas, šiandieną apskritai tiesiog programavimo tas visas ta banga, jinai net nėra tai, kad nebereikės tų programuotojų ir panašiai, bet yra sudėtingiau. Tiesiog visuose srityse, ne tik tais frontendė su programavimu. Tai tiesiog turėtų omeny, manau, būtų naudinga. Ir aš dar pačiupau tokią tavo frazę pačioje pradžioje, kai sakai, kad
vat irgi pradžia buvo sunki, ar ne? Ir mes irgi pastebim, kad ateina kartais studentai ir turi tokių tiesiog lūkesčių, kad bus viskas labai gerai, ar ne? Kad aš pabaigsiu kursus ir manęs lauks išskėstom rankom. Tai čia toks irgi jau truputį kaip ir mitas, ar ne? Labiau negu tiesa. Ar pritari? Taip, visiškai. Tiesiog, ir dėl to ir kalbėjau šitą visą apie tuos, kad letargus, kad tiesiog, kad jo, būtent, kad dažniausia žmonės nori kuo lengvesnio kelio, bet iš tikrųjų nėra to lengvesnio kelio. Tiesiog visą laiką bus, yra toks posakis, kad kiekvienas programuotojas turi nugalėti savo slibinus. Tai tas tikrai yra ir aš manau, kad realistiška būtų duoti savo 2 metus. 2 metus, ta prasme, kad tarkim, baigus kažkokius ar bootcampus, ar dar kažkur, ta prasme, tiesiog 2 metai tai yra daug pušinimo savęs ir vertimosi per galvą ir bandymo įsitvirtinti toj rinkoje. Ir jeigu tikrai yra, ir kadangi tai užtrunka 2 metus, aš visada žmonėms rekomenduoju turėti atskirą pajamų šaltinį kažkokį, o ne vien tik tais programuoti. Nes yra žmonių, kurie vien tik tais programuoja ir irgi užtrunka 2 metus. Ir tiesiog dažniausiai tie žmonės būna nelabai sveikoji psichologiniai būsenai, kaip įsivaizduojate, nes daug darbo pokalbių, daug atmetimo, daug visko. Tai aš galvočiau, kuo labiau nuimti nuo savęs tą spaudimą, kad man dabar reikia kuo greičiau įsidarbinti ir tada gaunas taip, kad yra pajamų šaltinis, yra side projektai su programavimu. Taip. Ir kaip minėjau, pats agentūrui dirbdamas pradėjau savo irgi side hustle ir visai tada fainiai, nebuvo tokio didelio spaudimo. Paskui jau kai vien tik tai side hustle, jau buvo, bet jau ir buvo pajamų kažkiek, ta prasme, galėjau už kažką batoną nusipirkti. Jau toks stabilesnis pagrindas, ar ne, pakojimas. Tai mes turėjom, bet jau čia patį tokį pirmą metą, tai norėčiau, kad prieitume prie tokio mini žaidimo, kada aš tau paskaitysiu kelis, galbūt mitus, galbūt faktus, jau tu čia nuspręsi ir norėčiau, kad irgi pakomentuotum, kaip tau atrodo. Tai pirmasis yra, kad norint išmokti programuoti yra būtina pabaigti kažkokius kursus, universitetą, kolegiją ar panašias mokymo įstaigas. Taip, dažniausiai būna pasirinkimas, ką baigti, o čia ar iš viso reikėtų baigti, norint programuotojai įsidarbinti? Ar nėra taip, kad aš galiu atsidaryti YouTube'ą ir viską išmokti iš ten? Jo, tai čia įdomu. Manau, yra žmonių, kurie tikrai gali atsidaryti YouTube ir išmokti arba Udemy ar dar kažką ir panašiai. Bet nors aš kaip ir techniškai išmokau pats programuoti, baigęs lietuvių filologiją, bet realybė buvo tokia, kad aš jau kai pradėjau grinai vien tik programuoti ir mokytis programavimu, aš jau dėsčiau Code Academy Kids. Tai man buvo vis tiek išorinė motivacija, kad man reikia kitus mokyti ir aš pats turiu išmokti. Tai aš manyčiau, kad be išorinės motivacijos, ar tai būtų, kad turi kažką išmokyti, arba finansinis dalykas, kad gauni projektą, nežinai kaip padaryti ir tada kažkaip šoki į tą vandenį ir bandai išplaukti. Yra sunku save pušinti, man dažniausiai net ir tiesiogiai, kai nereikėdavo, tarkim, aš visada mokinausi ir toliau mokinuosi naujų, nes visą laiką naujinasi tiek visokios bibliotekos, frameworkai ir panašiai, tie trendai, kaip sakėjai, vaikšto su kiekvienais metais visi šoka naujai ir norisi pagauti tą bangą, bet man dažniausiai užtekdavo visą laiką motivacijos, maksimum 3 mėnesiai. Ir paskui, kaip su sportu, būna žmonėms, 3 mėnesius varo ir ta tokia pauzelė. Taip. Ir tada ta pauzelė būna 5 metai. ne 5 metai, bet esmė kame, kad tiesiog vieną kartą užtenka sustoti ir tada viskas dingsta. Tiesiog atrodo, praeina laikas ir dingsta tie metai ar mėnesiai ir panašiai. Tai aš dažniausiai manau, kad pats svarbiausias dalykas yra tiesiog
susirasti motivatorių kažkokį išorinį, ar tai būtų finansinis, ar tai būtų, kad turi mokyti kitus, ar tai kokia įstaiga, ar kažkas, nes vien tik tai žiūrėti per internetą ir tikėtis, kad tu ištversi, kaip sakiau, tos 2 metus, be išorinio kažko motivacijos, tai, yra tikrai gal koks 1-2 procentai, kurie yra tokie myli programavimą dėl programavimo. Bet jeigu esi kaip aš tai šis, man atsimenu, brolis atnešė, aš sakau, gal aš norėčiau irgi pasimokinti programavimą, jis man atnešė su ten ar C++ ar Pascalio, žodžiu, tokius A4 baltus lapus, štai praverčiau ir taip, ne, tiesiog ne man čia ir viskas. Ir sakau, ir atsirado noras programuoti tik tada, kai pradėjau mokyti, pradėjau gauti pinigus už tai, kuriant projektus. Ir tada iš tikrųjų net per naktis būna, kad tiek užsiangažuoju ir tiek pagauna azartas, kad tiesiog negali su to žiūrėti. Jau 1, 2, 3 galvoju, tu jau reikia. Nes akis tai vis tiek jaučia, kūnas jaučia, kad per daug, bet tiesiog smagu, žodžiu. Tai jo, bet būtinai to reikia. Ir tada, aišku, jeigu nėra finansinio stimulo, nėra kažkokio darbo ar panašiai, tada būtent studijos arba kursai ar kažkas tokio, kur tave tiesiog tarsi verstų ir taip motyvuotų yra, manau, tiesiog būtina. Taip, antrasis. Svarbu pasirinkti ir specializuotis vienoje srityje. Čia, žinai, toks reiškinys, kada jeigu moki viską, tai nemoki nieko. Aha, 9 darbai, 10 vadas. Jo, taip man senelis sakydavo. Tai aš šiaip visiškai sutinku. Šiandieną gal nors vienu metu kokius 4 projektus turiu, bet stengiuosi vertinti tos projektus pagal, gal taip labai materialistiškai skamba, bet pagal finansinę grąžą. Nes pastebėjau, kad labai su kiekvienais metais tie trendai ir visą laiką tave tarsi varo į medį, kad tu praleisi kažką, yra tas FOM, fear of missing out ir panašiai, ir atrodo, turi būtinai būti visą laiką ten tą informaciją, žodžiu, belenkokiais rautais į save kaip nors tiesiog leisti ir panašiai, kad tik kažko nepraleisti ir panašiai. Bet šiandieną pastebėjau, kad tas tikrai man nepasiteisino, aš tikrai daug metų bandžiau visą laiką būti, iš tos pusės on the edge, visada technologiškai ir panašiai, bet tiesiog galų gale matai, kad perdegi ir reikia pasirinkti tiesiog, kuo domėtis. Ir man pasiteisina, kad domėtis tom, už ką aš gausiu pinigus. Va taip paprastai. Ir jeigu galima būtų savęs užduoti, ar aš, nes, pavyzdžiui, aš nekalbu, kad per 2 savaitės ir panašiai, bet jeigu metus laiko kažkokią veiklą darau ir jok 0, ta prasme, tai pajamų iš to, tai galbūt nelabai toliau apsimoka tęsti. Ir dar kitas galbūt mitas, galbūt faktas, labai tau artimas, kad individuali veikla yra labai rizikingas būdas pradėti karjerą IT. Įdomu, šitą nieks nesakė man prieš pradedant taip savo karjerą IT. Tai nemanau, kad rizikingiau negu kad kažkoks kitas dalykas. Tenka gal daugiausia bendrauti su grafikos dizaineriais, tai nežinau, gal jie jautresni žmonės, prašau, bet jie tiesiog, nežinau, atrodo, kad dažniau skundžiasi, negu kad tie, kurie programuoja arba užsiema infrastruktūrom ir panašiai, bet nežinau, nemanau, kad programavimas yra ta rizikingesnė, apskritai individuali veikla yra rizikinga. Ir yra nestabilu ir aš manau individualią veiklą arba mažąją bendriją arba verslą vystyti, čia dar atskira diskusija, čia turiu omeny, kad tai dar kitas tipas žmonių ir tam tikro savybių neturint, irgi nerekomenduočiau visiems eiti į individualią veiklą. Tai šalia programavimo dar yra pats tas individualios veiklos
tipas, kur su savo iššūkiais. Tai programavimas iššūkis ir dar individualiai iššūkis, tai gaunasi daug daugiau iššūkių. Tai, yeah. Taip, ir tada sekantis, jisai atėjo toks iš mano praktikos, kai aš girdžiu, kai mūsų konsultantai kalbasi su įvairiais žmonėmis ir atsakinėja į tą patį klausimą, ar matematika ir loginis mąstymas yra neatsiejamas nuo šitos srities. Taip, dažnai išgirstu. Tai trumpas atsakymas nereikia aukštosios matematikos, kad programuotum, nes programavimas daug daugiau yra susijęs su logika ir tiesiog tam tikrom kaip užduočių pateikimų kompiuteriu ir jis tau įvykdo jas iš esmės. Tai jeigu tavo užduotis yra suskaičiuoti kažką, tai reikės matematikos. Taip pat reikės matematikos, jeigu vizualiai kuri kažką. Pavyzdžiui, aš esu specializavęsis 3D ir visokių ten vadinasi shaders kūrimų, kur ten iš esmės turi rašyti daug formulių ir panašiai, ir ten ir iš esmės vien tik formulės yra, bet čia kas liečia vizualizacijas 3D kažkokios ir panašiai. Jeigu apart vizualizacijų, visas kitas programavimas, aplikacijų kūrimas ir taip toliau, jisai nereikalauja iš vis matematinių jokių žinių, ten užtenka daugybos lentelę gal žinoti ir kad ten kokį for loopą prasukti ir daugiau tiek. Taip, ir tada dar irgi šiek tiek užsiminė apie ChatGPT, ne? Tai čia irgi su tuo susijęs, galbūt mitas, galbūt faktas vėlgi, kad ateityje IT specialistų poreikis apskritai mažės. Dėl tam tikrų priežasčių. Taip, tai čia iš tikrųjų labai niekas negali garantuoti nieko, nebent tie žmonės, kurie iš tikrųjų naudoja ChatGPT. O aš kaip ChatGPT naudotojas galiu pasakyti, kad jeigu nežinočiau, ką aš darau, tai man ChatGPT nepadėtų. Taip. Tai čia būtų toks gal trumpas atsakymas, nes ChatGPT yra geras asistentas ir blogas vedlys. Bent jau taip jį pristato kai kurie žmonės. Tai reiškia, kad jeigu tu nežinai, kur eini, tai ChatGPT tave greičiausiai į lankas nuves ir tada tu užstriksi tame kažkokiame ten iliuzijų, ką ChatGPT patys kurie vadina haliucinacijų pasaulį, nes jis ten labai būna užtikrintas savim, bet visiškas nesąmonės, sako, kur tau net nepadeda, ta prasme. Tai, bet jeigu pats žinai, kur eini, jis labai puikus asistentas ir aš manau tiesiog ateityje daugiau žmonės naudos ne tik ChatGPT, bet ir pavyzdžiui GitHub Copilot, kur gali integruoti savo code editorių ir jis tau irgi užpildo ir kodą ir duoda pasiūlymus ir aiškina tavo kodą. Ir kitose srityse, manau, atsiras tokių kaip pluginų, įskiepių, kurie leis žmonėms patogiau tą daryti. Pavyzdžiui, girdėjau, kad Excelis irgi integravo savo dirbtinį intelektą, kad galėtų daryti tam tikras kaip lenteles ir panašiai. Klausimas, kiek patogus Excelių lenteles daryti. Ten nemažai kritikos yra tame, bet tikrai šiandien aš sakyčiau, jeigu žmonės nenaudoja ChatGPT, tai tiesiog praranda daug laiko. Taip, ir dabar toks apibendrinantis, kad programuotojų darbas yra nuobodus ir neįdomus ir toks labai monotoniškas. Taip, tai tikrai ne, bet sakau ne, būdamas ne tik programuotojas, aš daug ką darau, užsiemu ir dėstymu, ir programų naujinimu, ir tenka ir renginius pravesti, ir su projektais užsiimti, pavadovauti ir taip toliau. Tai šalia to dar groju, tai sportuoju ir žodžiu, aš esu tas žmogus, kur 9 amatai 10 badas ir aš taip stengiuosi ties 9 ir sustoti dažniausiai savo tam visam užimtume, tai žodžiu. Bet esmė tame, kad būtent lygintamas kitas veiklas su programavimu, aš matau, kad pati esmė programavimo yra ta pati, kad kaip ir kitur reikia būti kūrybiškam, spręsti problemas, nepanikuoti, išlaukti kažko ir taip toliau. Tai sakyčiau, jeigu vien tik tais programuočiau, lygiai taip pat jeigu vien tik tais gročiau arba vien tik tais sportuočiau, man greičiausiai atsibostų. Bet yra žmonių, kurie yra vienos specialybės žmonės ir jiems patinka susikoncentruoti vieną.
Bet net ir tokie žmonės, praėjus kokiam 5 metam vien tik tai programavime, jie pradeda svarstyti, kad gal norėčiau išmokti gitarą groti. Tai nebūtinai reikėtų keisti specialybę arba tapti profesionaliu muzikantu, bet dažniausiai pastebėjau tokią tendenciją, kad vien tik tai vieną darbą dirbant, nesvarbu, ar tai programavimas ar kažkas kita, atsibosta žmonėms, bet tai nereiškia, kad reikėtų kažką keisti, nes, sakau, kol kas programavimas tikrai duoda vietos visiems ir skleistis ir kūrybiškai, ir save realizuoti. O gal čia dar kaip tik, jeigu tu taip jautiesi, čia yra ta raudona lemputė, kada tu supranti, jog vis dėlto gal programavimas IT nėra man, kaip galvoji? Taip, aš manau, kad visą laiką reikia ieškoti motyvacijos savo darbe. Jeigu senelis sakė 9 darbai 10 badas, tai močiutė sakydavo, kaip gali būti įdomu, jeigu nesidomi. Tai iš tikrųjų pasiteisino mano gyvenime tai, kad jeigu aš ir būna, tarkim, tikrai pabosta ar programuoti, tarkim, ar vėl toks jausmas, vėl tas pats per tą patį ar panašiai, tai tada pradedu ieškoti kitų motivacijos šaltinių tiesiog. Ir sakyčiau, vienas iš geriausių motivatorių šiandieną man programuojant, tai yra youtuberiai. Aš tiesiog žiūriu youtuberius, kurie komentuoja bendrą programavimo visą tą bendruomenę ir tai, kas vyksta, ir tas įvairias programavimo kalbas ir panašiai. Ir aš tiesiog tokį tarsi tas pulsas, tas atsišviežinė, tas kraują pravato, tam tikrą prasme. Jo, bet iš tikrųjų man labai padeda tiesiog domėjimasis to, kas vyksta. Ir jeigu nesidomėčiau, manau, tada tikrai taptų taip. Tiesiog tai su tom žinom, kiek aš turiu, tas darbas, kurį aš žinau ir toks, manau, tikrai būtų jau laikas tada išeiti, atsistatyti, nežinau, kažką kitą daryti, gal ieškoti gyvenime. Tai va, jeigu trūksta įkvėpimo, rinkite studijas Code Academy. Labai teisingai. Ne, iš tikrųjų, tas atsišviežinimas yra tiesos ir mes matom iš praktikos, kad jau profesionalai, dirbantis netgi ir porą dešimtmečių, ar ne, ateina ir sako, vat noriu pasižiūrėti, kokie čia tie trendai, kas dabar naujo ir iš tikrųjų mūsų tą dėstytojų bendruomenę, vat, tuo yra labai smagi, kad jie yra visi praktikai, jie dirba su realiais projektais, su nauja medžiaga, tai atsišviežinti pas mus tikrai variantas. O dabar prieikim prie to jau galutinio vyšnaitės ant torto, tai yra tavo patarimo žmogui, kuris apskritai svarsto ir nori, jau pats jaučia, kad nori ateiti galbūt pas mus, galbūt kitur, nesvarbu, ir pradėti studijuoti. Tai labai šiaip gerai pasakėjai, kad iš tikrųjų, jeigu jaučiasi tas užstrigimas gyvenime ir norisi kažko kito ir nebeužtenka YouTube žiūrėti, kaip tas, nežinau, ten būna medikų, teisininkų, dar kažkokių įvairių žmonių, kurie nori persikvalifikuoti. Tai jeigu nebetenkina tas darbas, tai, sakyčiau, yra labai gerai išmėginti tiesiog, pasimokyti kažką ir vat, universitetas, ar ne, įstringi 4 metams, bet tarkim, kaip Code Academy siūlo ten 3 mėnesiai, ar ne, kokių pradedančiųjų kursus ir tai duoda tiesiog tokį tarsi, pabraidyti iš esmės, nešokit tiesiai ten nuo tilto Palangos ir bandai parplaukti kažkaip, bet pabraidai turi ten viską kaip lemenės apsauga šalia būna mentorius, tai sakyčiau, iš tos pusės geriausia yra, jeigu yra motivacija ir priežastis, jeigu yra tas toks sustrigimas, jauti, kad nebetenkina dabartinė tavo darbovietė ar tavo darbas, nereikia išeiti iš to darbo, yra ten vakariniai kursai, pasimėgini ir pasižiūri kažką naujo. Domiesi ir tampa įdomu. Tai ačiū tau. Ačiū už patarimus, už visas įžvalgas ir už tavo laiką.